atėjo įžymus krepšininkas ir pasirašė man ant marškinėlių. Džiaugiesi šitą parašą gavęs? Ja. Kodėl patinka krepšinis tau? Todėl, nes tada gali taurę laimėti. Kaip pačiam sekasi štai stovykloje? Gerai. Įdomu buvo paklausyti legendinio krepšininko? Jo, labai patiko, kaip pasakoja apie krepšinį, labai patiko pratimai, kuriuos darėm. Gavai, matau, ir parašą legendinio krepšininko. Smagu? Jo, labai. Ką dar štai stovyklai spėtų veikti? Žaidėm krepšinį, ėjom į lauką futbolą žaist, ėjom pasivaikščiot. Reikia daug išmokti per krepšinį ir reikia tobulinti kiekvieną dieną save, kad būtum geru krepšininku. Šiandien atvažiavo mano dėdė Valdemaras Omičius. Jis mums pravedė treniruotę ir gavau jo parašą. Mokėmės iš kairės mušinėti kamuolį. Mano mėgstamiausias krepšininkas Michaelas Jordanas, antras mano dėdė Valdemaras. Mums buvo labai smagu, nes jis ten rodė, kaip ką daryti ir mes dabar suprasim, kaip krepšinį žaisti. Matau, gavai legendinio krepšininko parašą. Taip, labai dėl to džiaugiuosi. Ką įdomus papasakojo? Gal kažką negirdėtų rašydams? Kad žaidė prieš įvairius krepšininkus gerus ir prieš jų komandas. Kas labiausiai kol kas patiko? Čempionatas 2x2.